Klaipėdoje miestiečiai buvo kviečiami tyrėjų naktį praleisti Uostamiesčio universiteto botanikos sode. Gausybė renginių organizatorių tvirtinimų šiemet susilaukė itin didelio dėmesio. Dabar man už nugaros kaip tik vyksta įdomiai eksperimentai gamtoje, vaikams bandome paaiškinti paprastomis buitinėmis priemonėmis, ką galima padaryti. Ir bandom iš tikrųjų siekis pagrindinis buvo toks, kad vaikams paaiškinti pagrindinius gamtos dėsnius. Kad kiekvienam augalui, kiekvienai būtybei žemėje reikalingas vanduo, kaip žiedas įsiskleidžia, kodėl jisai susiskleidžia naktį, kaip reaguoja į šviesą ir panašiai. Lygiai taip pat šiandien, tai yra visą dieną pas mus botanikos sode, lankymas yra nemokamas. Šiai dienai, kadangi registracija buvo išankstinė, sulaukėme 591 užsiregistravusio lankytojo. Tikiuosi, kad oras leis ir gamta leis, kad visi šitie žmonės čia apsilankytų ir pamatytų, kokia iš tikrųjų yra ta tikroji tyrėjų naktis. Ką turime šiandien pas save? Tai turime eksperimentų su dirvožemiu. Dabar už nugaros, kaip jau minėjau, vyksta įdomiai eksperimentai gamtoje, bet lygiai taip pat galėsite padaryti įdomiosius eksperimentus ir su dirvožemiu. Sužinosite visą dirvožemio sudėtį, kaip sluoksniai pasiskirstė ir panašiai. Lygiai taip pat galite susipažinti, ką rodo medžių rievės. Vaikams iš tikrųjų įdomu ir patirtis rodo, kad medžių rievės parodo daug daugiau, nei kiekvienas paprastas žmogus žino. Lankytojams buvo pasiūlyta įdomi pramoga. Jie, dalyvaudami orientacinėse varžybose, galėjo unikaliu būdu įgyti naujų žinių ir pademonstruoti jau turimas. Galvom, kuo būtų šiek tiek įdomiau ir išskirtiniau galbūt. Nes ne vienais metais nebuvom dar darę būtent orientacinių varžybų ir pagalvom, kad ieškoti botanikos sode augančio augalo yra visiškai įdomu ir tuo pačiu tokia pažintinė veikla ir tuo pačiu smagu. Net lietus nesutrukdė dalyviams bėgioti po sodą ir ieškoti užduotise pateiktų augalų. O renginio organizatorius džiugino miestiečių jau turimo žinios. Dauguma augalų jiems buvo pažįstami. Na, manyčiau, buvo labai įdomų dalyviam. Labai noriai dalyvavo tiek moksleiviai vyresnių klasių, tiek studentai, nes nežiūrint, kad lijo lietus, bet vis tiek labai ieškojo, susidomėjo augalų. Ir man įdomiausia buvo tai, kad visi daugmaž kažką buvo girdėję apie tą ieškomą augalą ir atsiskaitydami man puikiausiai papasakojo, kuom įdomus tas augalas, nes jis auga mūsų botanikos sode. Tai vis dėlto yra retesni augalai, bet kuriuo atveju. Pavyzdžiui, kaip reikia žiemojimui paruošti augalėlį, kaip reikia žemės rūgštingumą nusistatyti, kaip reikia žemės struktūrą atpažinti, kaip reikia sužinoti, kad augalai mato irgi taip kaip ir mes, kad jie ir girdi, kad jie ir turi uoslę, kad jie kaiminystė kaip su kitu augalu gyvena. Šito kartais nežino, bet mūsų pareiga yra žmonės su to supažinti. Jaunimas sudomina, kadangi vis dėlto yra taip kaip papildymas tai, ką praeina mokyklose, per biologijos pamokas, per fizikos pamokas. Tas viskas tai duoda kaip papildą tokį prie to, ką jie praeina natūraliai knygose, tai dabar pamato natūraliai gamtoje. Pasibaigus varžyboms dalyviams išdalyti prizai. Jie patys tikino, esą rungti šiose varžybose paskatino susidomėjimas gamta ir galimybę praplėsti turimą žinias. Na, iš tikrųjų nežinom, ko tikėtis, tai ir kaip ir neturėjom tų labai specifinių žinių, tai jau teko tiesiog orientuotis greitai. Jo, žinoma, reikia specifinių žinių, nors kad atpažintum, kuris augalas spygliuotis, kuris lapuotis. To užtenka. Gal to ir užtenka, bet apie vaistinius ar prieskoninius augalus tai tikrai reikėtų žinoti daug daugiau. Orientacinių varžybų tikslas – smagiu ir veikliu būdu padėti klaipėdiečiams pažinti botanikos sodą. Regis pasiteisino. Dalyviai spinduliavo entuziazmu ir dideliu susidomėjimu, o iš botanikos sodo išsinešė tikrai ne vieną naujo augalo pavadinimą. Klaipėdos universiteto jūrų technikos fakultetas tyrėjų nakties lankytojus kvietė į pasiplaukiojimą laivu. Puikia pramoga pasinaudojęs moksleivių būrelis ne tik plaukė laivu, bet ir susipažino su mokslo pasiekimais, naujovėmis jūrų uosto inžinerijos srityje. Tikrai yra labai didelis susidomėjimas ir, kaip matėt, prisirinko gana daug vaikučių, mokytojai, ir mes tikimės, kad tai yra vienas iš žingsnių ateiti į universitetą kažkada. Tai ir antras dalykas, turi vaikai žinoti, kas yra aplinkui. Tai yra, jie gyvena Klaipėdoje dauguma. Jie turi žinoti, kas tai yra Klaipėda, kas tai yra šiuo atveju
uostas, kaip čia yra dirbama. Tai yra labai svarbu. Kuo daugiau mokiniai žinos, kuo daugiau jos mes pažindinsim su ta aplinka, kurioje gyvena, ypatingai tokiom teigiamais tokiais dalykais, tuo geresnius mes gausim specialistus, tuo geriau bus mums visiems. Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijos mokytoja ne pirmą kartą dalyvaujantį renginyje teigia, ekskursija laivu esant puikia vaizdinė mokymo priemonė. Įspūdžiai labai geri, manau, kad tokių ekskursijų turėtų būti daugiau, nes 10 klasės geografijos kurse mes kaip tik kalbame apie jūrų uostą, o čia informacijos buvo pakankamai ir labai įdomios. Visa tai tik dalis iš gausybės rago pasipylusių tyrėjų nakties renginių Klaipėdoje. Čia mokslo ir žinių ištroškę galėjo dalyvauti įvairiuose eksperimentuose ir patys juos atlikti, semti žinių iš seminaruose dėstomų idėjų, išbandyti laivo švartavimo simuliatorių ar tiesiog pasivaikščioti ekologinių botanikų